Sveiki, draugai! Kas jums pirmiausia šauna į galvą išgirdus pasakymą vaikų rojus? Tikriausiai Paryžius ir Disneylandas? Tačiau ar patikėsite, kad yra ir geresnių vietų, be milžiniškų eilių, bet su tiek pat smagumo ir gerų emocijų? Kalbu apie Motion Gate pramogų parką Dubajuje, Arabų Emyratuose. Pasakysite, kur? Dubajuje? Juk ten viskas žymiai brangiau. Bet gaudykit lifehackus. Mes vykome į šį parką 2 kartus ne sezono metu, tai yra vasarą. Viešbučiai vasarą taip pat gali būti kelis kart pigesni ir mes parodysime ne tik patį parką, bet ir nebrangų viešbutį, kuriame patarėme apsistoti. Kol kalbu, matysite šio viešbučio foje. Pirmiausia, ką reikėtų žinoti, Motion Gate parkas yra vienas iš 4 priklausančių kompleksui Dubai Parks and Resorts. Jis yra tarp Abu Dabi ir Dubajaus, o tai yra apie valandą kelio automobiliu tiek iš vieno, tiek iš kito emirato. Tad, kodėlgi neapsistojus prie pat? Mažiau negu 1 kilometras iki šio komplekso yra didelis 3 žvaigždučių viešbutis Rove at the Park, kurį šiuo metu ir rodome. Atsižvelgiant į viešbučio modernumą ir siūlomas paslaugas, jam skirtume tikrai daugiau nei 3 žvaigždutes. Tačiau atkreipsiu dėmesį, šį viešbutį patariu rinktis tik jeigu važiuojate į pramogų parkus, o vėliau rekomenduoju persikelti į patį Dubajų, jei norite pamatyti Burj Khalifa, ateities muziejų bei kitas populiarias lankytinas vietas. Taigi pradėkime. Mes su jumis keliaujame viešbučio 1 aukšto koridoriais 3 valandą nakties. Kadangi atvykome naktį, gerokai nustebome, kad 3 valandą nakties ne tik radome kur nusipirkti maisto, bet ir pamatėme pilnus koridorių žmonių. Kaip vėliau pasakė šio viešbučio darbuotojai, tai yra jaunimo viešbutis ir jame nuolat pilna šurmulio. Tačiau neišsigąskite, garso izoliacija pakankamai gera ir mums niekas miegoti netrukdė. Viešbutėje yra ne tik visą parą veikianti pramogų zona, PlayStationai, stalo futbolas, stalo tenisas, savitarnos skalbyklos paslaugos su galimybė išsilyginti rūbus, bet ir puikiai treniruoklių salė. Kadangi esame sportuojantis, salę išbandėme ne kartą ir jums ją parodysime išsamiau. Joje rasite ne tik pagrindinius jėgos ir kardio treniruoklius, bet ir daug laisvų svorių bei inventoriaus, labai erdvi, tvarkinga ir puikiai kondicionuojama sporto salė. Taigi, užėjus matysite tiek vandens aparatą, tiek rankšluosčių pasiėmimo vietą. Panaudojus rankšluosčiai grąžinami į panaudotų rankšluosčių krepšį. Kas man asmeniškai labai patiko, tai motyvuojanti aplinka bei per didelius televizorius transliuojami tiek motyvuojantis sporto video, tiek neilgos aerobikos ir kitos nesunkios kardio treniruotės. Be abejo, ne tai, ką dabar matote. Taip pat čia niekad nereikėdavo laukti eilių, salė neperpildyta bet kuriuo paros metu. Taigi, jeigu mėgstate sportuoti, salė jūs tikrai sužavės. O dabar keliaujame į kitą puikią šio viešbučio lokaciją, taip pat 24 valandas per parą, kaip ir sporto salė, veikianti parduotuvė. Net nejuokauju, čia galima puikiai praleisti kelias dienas, net neišeinant iš viešbučio. Kai kurie produktai brangesni nei įprasta mums, kiti ne. Čia galima rasti didelį pasirinkimą gėrimų, pieno produktų, vaisių bei pagaminto maisto, kurį jums vietoje tiesiog gali pašildyti. Tai ne koks nors kioskelis, bet parduotuvė su visais būtiniausiais dalykais. Čia galima rasti nemažai užkandžių, plaukimo reikmenų, paprastų pliažo rūbų, reikmenų gimtadieniams, suvenyrų, žaislų, įvairių kepurių, pliažo šlepečių, saulės akinių ir net lagaminų. Tai buvo tikrai labai patogu, nes per 4 paras, kiek čia buvome apsistoję, nepritrūkome nieko. Prireikus netradau nagų dildę. Dabar prie maisto pasirinkimo. Galite rasti ir bolonezės spagečių, ir virtų kiaušinių, ryžių, mėsos, troškintų daržovių. Tikrai pasirinkimas nebuvo skurdus. Jeigu įsidėmėjote kainas, jos yra nurodytos dirhamais. Tad, kad perskaičiuotumėte eurais, apytiksliai reikia padalinti iš 4. Be abejo, galite valgyti restorane. Čia galima pasirinkti tik apgyvendinimą su pusryčiais arba net su pilnu maitinimu. Dar vienas viešbučio privalumas – nemokami autobusai, kurie važiuoja nustatytų tvarkaraščių. Tvarkaraštis nurodytas viešbučio foje matomoje vietoje. Autobusas atvažiuoja labai tikslių grafikų ir vėluojančių nelaukia. Emiratuose tvarka yra tvarka ir tai man labai patinka. Viešbutis Rove at the Park turi ir lounge zoną bei atskiras darbo vietas, tačiau mes šią paslaugą nepasinaudojame, tad ir neturiu ką papasakoti. Kažkur skaičiau, kad užsakius paslaugą galima neribotai gerti kavą bei arbatą. Manyčiau, kad čia super dylas, nes kavos puodelis čia kainuoja apie 5 eurus.
Taip pat viešbutyje yra baras, tačiau vėlgi juo nepasinaudojame, tad neturiu ką pakomentuoti. Nagi, keliaukime pasižiūrėti kambario. Žinant, kad dauguma viešbučių Emiratuose siūlo pakankamai erdvius kambarius, lyginant su jais, Rove at the Park kambariukai nėra dideli. Parodysime mūsų dvivietį kambarį. Didelis išmanusis televizorius. Labai patogi erdvi lova. Jaukus ir šiuolaikiškas dizainas. Yra seifas, rūbams skirta erdvė, kelios lentynos, dušas, tualetas, nėra prie ko prikibti. Kadangi filmavau, kuomet mes jau kelias dienas gyvenome kambaryje, be abejo matysis daug daiktų, bet įspūdį vis tiek galite susidaryti. Grįžtame prie kambario patogumų. Mini šaldytuvas, kasdien papildomas stilingas geriamo vandens butelis, arbatinukas, tirpi kava, arbata, net grietinėlė. Mes tikrai šias smulkmenas įvertinome labai teigiamai ir ne kartą pasinaudojame. Be abejo, pagrindiniai dalykai dabar rodo vonioje. Šampūnas, dušo gelis ir visi kiti reikiami reikmenys. Ir dar kartelį apeisiu kambarį, galbūt kažko nepastebėjau ir iš karto neišvardinau. Be abejo, aš čia nieko nepritrukau. Realiai, nors kambariukas tikrai nedidelis, bet jame jautėmės labai patogiai. Ir ką reikėtų pabrėžti, čiužinys man buvo pakankamo minkštumo arba kietumo, kaip kam ko reikia, bet man tikrai miegoti buvo labai patogu. Dar kartelį išeikime iš kambario ir akcentuosiu kelis dalykus. Atkreipiau dėmesį į didelę daiktų saugyklą, taip pat nuotaiką kelia vaizdai lifte ir kalbu ne apie veidrodį, o apie rodomus pramogaujančių žmonių filmukus. Sukuriamas atostogų vaibas ir tikrai labai gera nuotaika. Mums neteko pasinaudoti, bet esant reikalui čia rasite būtiniausių vaistų automatą, o taip pat kelis užkandžių automatus. Kadangi esame apsistoję ir aukštesnės kategorijos viešbučiuose Emiratuose, tikrai pabrėšiu, kad ne visur yra taip apgalvoti visi galimi poilsiautojų poreikiai. Dabar parodysim baseiną. Kaip tik kelias į baseiną eina per šiuos užkandžių ir vaistų automatus. Baseinas yra tikrai labai erdvus ir švarus, gultų yra daugybė ir net esant tikrai dideliam viešbučio užimtumui, nei gultų, nei rankšluosčių nepritrūkome. Dar vienas tikrai svarbus bonusas, dažniausiai Emiratuose viešbučių baseinai veikia labai ilgai. Esame susidūrę, kad baseinai veikia ir iki 24 valandos. Tačiau Rove at the Park viešbutyje baseinas veikia iki 22 valandos, taip pat pakankamai ilgai. Matote baseino teritoriją, čia rasite ir dušus, ir persirengimo kambarį, ir tualetus, žodžiu, viskas, ko gali reikėti prie baseino. Kadangi kelis kartus pasinaudojame nemokamų autobuso paslaugomis, likome sužavėti. Kaip minėjau, autobusai važiuoja tiksliai pagal tvarkaraštį, bei yra labai komfortiški. Bent jau, kai mes jais naudojamės, dažniausiai jie būdavo pustuščiai, o vieną kartą iš viso važiavome tik dviese. Autobusai labai šiuolaikiški, galite pasikrauti telefonus ar kitus įrenginius, patogiai įsitaisyti, pasidėti gertuvę priešais save ir mėgautis kelionę. Nemokami autobusai kursuoja tarp viešbučio ir pramogų parkų, prekybos centrų bei JBR pliažo Dubajuje. Kai filmavau, mes šiuo nemokamu autobusu važiavome į JBR pliažą Dubajuje. Prie pat yra ne tik pliažas, bet ir daug lankytinų vietų, tad galite vykti nebūtinai į pliažą, o tiesiog pasinaudoti šiuo autobusu. Matote dabar pliažo vaizdus, šiokios tokios rekonstrukcijos ir įdomiausia dalis, vyksime pagaliau į pramogų parkus. Dabar su jumis važiuojame į Motion Gate parką, kuris yra vienas iš 4 parkų komplekse Dubai Parks and Resorts. Be abejo, galite vykti ir taksi, kadangi nuo viešbučio iki šio parko yra apie 1 kilometrą ir galite netgi gal ir pasivaikščioti pėsčiom, jeigu vyksite ne vasarą. Vasarą niekas pėsčiom nevaikšto, kadangi orai būna tikrai karšti, 40 ir kartais netgi virš 40 laipsnių. Atvykus prie įėjimo į parkus, jūsų laukia bendra erdvė pasivaikščiojimams su kavinėmis ir restoranais Riverland. Ir jau nuo čia golfo mašinytės išvežioja svečius į jų pasirinktą parką.
Kavinės ir restoranai atsidaro 11 val. Kaip ir parkas Motion Gate, bent jau vasarą, tad jei atvykote anksčiau, galite pasivaikščioti Riverland gatvėmis. Visa bendra erdvė yra įspūdinga, gražūs pastatai, spalvotos dekoracijos ir čia galite patekti į Legoland Dubai, labiau mažiems vaikams skirtą parką, Legoland vandens parką, Real Madrid World pramogų parką arba Motion Gate, į kurį mes ir vykstame. Mūsų manymų iš čia esamų 4 parkų būtent Motion Gate tikrai vertas dėmesio ir antro ir net gal ir trečio karto. Kita Emiratų pramogų erdvė yra Abu Dabije saloje, kur taip pat vienoje vietoje yra net 4 įspūdingi pramogų parkai, iš jų buvome Warner Bros. Parke, taip pat paliko gerą įspūdį. Jis yra pilnai kondicionuojamas ir yra po stogu. Na, o šiandien mūsų rodomas Motion Gate yra dalinai kondicionuojamas, bet apie viską nuo pradžių. Artėjant atidarymo valandai, golfo mašinytė jūs nuveš prie įėjimo į parką. Kontrolė nėra griežta, labai mandagiai patikrins jūsų daiktus, čia leidžiama įsinešti vandens buteliuką, tačiau maistą teks pirkti parke. Kadangi abu kartus Motion Gate parke buvome vasarą, 2024 birželį ir 2025 metais Liepą, tai labai sunku yra pakomentuoti ir atsakyti į klausimą, kokie yra srautai ir užimtumas žiemą, rudenį arba pavasarį, bet bent jau vasarą, tik užėjus į parką iš karto krenta į akis pagrindinis dalykas. Žmonių yra labai mažai. Ir wow, pramogų parke tai palaima. Nelinkėsiu bankrutuoti šiam parkui, bet dažniems pramogų parkų lankytojams maži srautai yra kažkas neįtikėtino. Aš tai galėčiau paaiškinti tuo, kad žmonės pasiskirsto po visus 4 čia esančius parkus, plus pramogų parkų mėgėjai gali pasirinkti ir kitus, Dubajuje ar Abu Dabije esančius parkus. Iš viso jų Emiratuose yra ne mažiau kaip 10. Mes pradedame nuo mūsų mėgstamiausias erdvės DreamWorks zonos. Kadangi mūsų šeima yra dideli DreamWorks filmukų fanai, mums Madagaskaro, Šreko, Kung Fu Pandos filmuko herojai yra kažkokia nostalgija, pasakiška nuotaika ir adrenalinas viename. Valerija, kurią dabar matote, čia pirmą kartą apsilankė būdama 9 metų ir visus metus negalėjo sulaukti, kadagi vėl čia atvažiuos. Praeinama pro visų mėgstamiausių herojų skulptūras ir keliaujame į vidų. Pakeliui matome burgerinės ir Mr. Pinks kavinių reklamas ir užeiname į rojų. Pakeliui matome powerbankų stotelę, kur galite išsinuomoti powerbanką, bet šįmet mes jau atvykome patobulėję ir turime savo. Matote suvenyrų parduotuvės ir judame į priekį, link fantastiškos šių metų naujovės. Nuostabaus DreamWorks filmukų herojų fontano. 2024 metais jo čia dar nebuvo. Vienintelis dalykas, kuris trukdo perteikti visą atmosferą, yra pakankamai tamsi aplinka. Deja, kadangi nėra, langų apšvietimo nepakanka, kad būtų geras vaizdas viduje. Mes pradedame nuo Madagaskaro zonos. Čia ne tik nustatytų laikų sutiksite Madagaskaro pingvinus ar karalių žuljeną, bet ir rasite kelis smagius atrakcionus. Mes pradedame nuo baisiausio atrakciono, kuris yra Madagaskaro zonoje – Magic Pursuit. Jame yra visko. Ir važiavimas žemyn galva, ir didelis greitis, ir keli 360 laipsnių apsukimai, bet važiavimas trunka pakankamai trumpai, tad galima pakentėti. Kai pirmą kartą išbandžiau šį atrakcioną, trumpam norėjusi tiesiog prigulti. Bet vėlgi, kaip apetitas auga bevalgant, taip ir ekstremalumo lygis kyla išbandant kažką naujo. Atrakcionų metu filmuoti kategoriškai negalima, visus daiktus turite susidėti tam skirtose vietose prieš įsėdant į atrakcioną, bet parodysime kelią iki jo. Kadangi šį filmuką esame matę daugybę kartų, einant atpažįstame ir cirko vagonėlį, ir žinomų herojų paveiksliukus, viskas labai tikroviška ir kokybiška. Na ir pagaliau ateiname iki eilės pradžios, tiksliau iki eilės nebuvimo. Mes esame pirmas lankytojas. Darbuotojai gal net nesitikėjo tokiu punktualiu pirmųjų Madagaskaro gerbėjų. Vagonėlis buvo berods 8 vietų ir dabar pereinam prie kitų atrakcionų. Sakyčiau, kad jie jau labiau yra skirti mažiesiems. Vienas iš jų buvo ką tik parodytas, tokie kylantis į viršų dviratukai vagonėliai, o kitas gražiausia karuselė. Su karuselėmis aš turiu ypatingą ryšį. Galbūt jos man asocijuojasi su vaikyste, o galbūt su geromis emocijomis, kurias vaikai patiria būdamos karuselėje.
Bet kur be nuvykčiau, visur ieškau karuselės. Ir čia jinai yra tikrai ypatinga. Pasižiūrėkite, čia rasite ne tik arkliukus, bet visus Madagaskaro filmuko herojus. Ir iš įvairiausių filmuko dalių. Didžiulis akcentas detalėms, viskas taip tikroviška ir taip pasakiška. Net sunku pasirinkti vietą. Norisi pasidėti ir ant liūto Alekso, ir ant tų gražiųjų arkliukų. Bet man iš tikrųjų labiausiai patinka va šita Madagaskaro pingvinų karieta. Gerai, draugai, keliaukime pas Šreką. Dar vienas fantastiškas filmukas, kurio visas dalis esame peržiūrėję daugybę kartų. Tad tikrai galime vadintis fanais. Čia viskas yra kitaip. Ir Šreko pelkė, ir pilis, ir karieta, kurią galite pasimatuoti, įlipti, galbūt nusifotografuoti joje. Taip pat smulkmenos, bet visos detalės yra apie filmuką. Čia ir pašto dėžutė, ir Lordo Farkvardo veltui atiduodami suvenyrai. Be abejo, tai juokelis, bet rodo, kad jis yra filmuko blogietis. Ir jo atvaizdas nėra čia vertinamas. Jeigu čia atvažiavote, nesvarbu ar jūs vaikas ar suaugęs, vieną kartą tikrai pravažiuokite vagonėliu ir pasižiūrėkite Šreko istoriją. Trunka apie 7 minutes, padaryta fantastiškai ir perteikia visą pirmąją Šreko dalį sutrumpintai. Parodome 4 kartus pagreitintai. Čia ir Šreko bei Fionos meilės istorija, ir asiliuko meilės istorija. Galite persukti arba pasižiūrėti. Viskas lydima muzika iš filmuko ir perteikia nuotaiką 100%. Realiai šis važiavimas traukinuku trunka 7 minutes, bet tikrai neprailgsta, kadangi ypatingai jeigu matote pirmą kartą, vis tiek lyginate su filmuku, lyginate tai, kaip viskas yra akcentuota, kas parodyta iš filmuko, kas neperteikta ir bandote surasti jums žinomus herojus ir pasižiūrėti, kiek tikroviškai jie čia yra pavaizduoti. Na, be abejo, kas žiūrėjote, tai matote čia visą istoriją, kaip atsirado Šreko ir Fionos meilė, kaip jis ją bandė išgelbėti ir nuvesti pas Lordą Farkvardą. Ir be abejo, čia asiliukas susipažino ir su tuo drakonu, jeigu aš neklystu, taip tikriausiai vadinasi šitas herojus. Mes, tiesą pasakius, visą šitą filmuką žiūrėjome tikriausiai, ne filmuką, bet istoriją. tą 7 minučių istoriją Motion Gate parke žiūrėjome tikriausiai 3 kartus, nepaisant to, kad ten nieko naujo neatsiranda, bet mes vis tiek kas kart atvykstam ir kažkurį kartą net 2 kartus buvome nuvažiavę tuo vagonėliu pasižiūrėti visos istorijos, kaip Šreko fanams, mums jinai tikrai labai patiko, labai linksma ir faina. Taip pat šioje zonoje yra dar keli atrakcionai, jie visi skirti jauniesiems vaikams, tad jei atvyksite su mažiukais, jiems tikrai rasite daug veiklos. O dabar mes su jumis keliaujame į 3. DreamWorks zoną Kung Fu Pandos pasaulį, persikeliame į kitą filmuką. Čia viskas vėlgi labai tikslu ir gražu. Atrakcionai taip pat skirti mažiesiems, besisukantis puodeliai bei 3D filmukas sėdint laive. Nepaisant to, kad jie pakankamai vaikiški, mes su malonumu abu kartus taip pat jais pasimėgavome. Bet tiesą pasakius, man greičiausiai šita zona labiau patinka dėl to, kad mane žavi rytų kultūra, o ne dėl paties filmuko. Todėl būtent šioje zonoje tikrai mes kiekvieną kartą atvykus praleidžiame nemažai laiko. Na ir 4. DreamWorks zona How to Train Your Dragon. Mes nesame šio filmuko gerbėjai, bet esame šios zonos fanės, nes čia yra labai smagus atrakcionas, kuris lekia aukštai palubėje palei visą erdvę. Dabar jūs matote tas švieseles, tai čia ir yra tas važiuojantis atrakcionas. Tikrai nėra baisu, labiau įspūdinga. Taip pat šioje erdvėje yra labai nebloga kavinė bei labai gražios dekoracijos. Išskyrus tą smagųjį atrakcioną, čia taip pat yra ir laivas bei kažkokie atrakcionai mažiukams, kurių mes, tiesą pasakius, neišbandėme. Bet jeigu esate šio filmuko fanas, jums šita erdvė tikrai paliks didelį įspūdį, nes greičiausiai rasite ir panašumų, ir tam tikrų dekoracijų kaip iš filmuko, tad čia galite praleisti laiko žymiai ilgiau nei mes. Tai aš tiesiog parodau, kokios čia yra dekoracijos, bet kaip minėjau, kadangi šio filmuko fanės nesame ir tiesą pasakius, nei vienos dalies net nesame žiūrėję nuo pradžios iki galo, tai aš į šią erdvę tiesiog žiūriu kaip į tokią gražią vikingų erdvę.
man atrodo, dar kartelį tuoj parodysiu taip, kaip praskrieja šis atrakcionas, galbūt dabar truputį matysis netgi ir geriau, be abejo visi klykia, rėkia, praskriedami pro šalį ir tu gali sėdėti kaviniai ir tau virš galvos skrenda šitie žmonės ir turi geriausią laiką savo gyvenime. Štai ir visa DreamWorks pilnai kondicionuojama erdvė. Čia siunčiame linkėjimus su dukryte, mėgaujamės akimirką, tikrai turėjome labai nuostabią dieną. Ir persikeliame į lauką. Be abejo, vasarą išėjus į lauką iš kondicionuojamos zonos atsiduri pirtyje, bet dėl atrakcionų ir dėl gero laiko tikrai verta pakentėti. Patiems mažiausiams lankytojams tikrai patiks Smurfų kaimas ir jame esantis atrakcionai. Nagi kviečiame apsižvalgyti. Tikras Smurfų kaimas, kaip priklauso, namai grybai, viskas spalvota, iš karto vilioja Smurf Village Express traukinukas, bet kokio amžiaus vaikams ir suaugusiems, nors mes jau ir abidvi su dukra nesame mažytės, bet mums vis tiek labai patiko šitas atrakcionas, šitas traukinukas, iš tikrųjų išbandome viską, ką pamatome. Čia taip pat rasite ir kitų atrakcionų patiems mažiausiems ir labai neblogą kavinę, kurioje radome skanių Cezario salotų. Kažkaip man atrodo, kad Smurf Village yra erdvė patiems mažiausiems, nes joje mačiau, kad lyg ir yra kažkokios dirbtuvės, taip pat išeina papa Smurf tėtis, tikriausiai taip reikėtų sakyti, susitikti su vaikais, pasifotografuoti ir taip pat, kadangi čia tikrai labai karšta, visose lauko pramogų parko erdvėse rasite tokių ventiliatorių, kur dabar parodysiu, tai ateinate, pasiventiliuojate ir pramogaujate toliau. Štai va dabar yra tas ventiliatorius. Ir dar viena pramogų parko erdvė, kuri man tikrai labai patinka, yra Columbia Pictures. Nemaža erdvė su skirtingos tematikos atrakcionais. Kaskart kelis kartus praplaukėme laiveliu mėsos kukulių krušos atrakcione. Praplaukėme ne tik dėl to, kad tai yra smagu, bet ir dėl to, kad tai yra puikus būdas atsivėsinti. Jeigu sušlapote nuo galvos iki kojų, galite pasinaudoti didelę viso kūno džiovyklę, be abejo už papildomą mokestį, bet mes tiesą pasakius niekada ją nesinaudojame, nes sušlapti vasarą, kai už lango 40 laipsnių šilumos, yra vienas malonumas. Tad kartais papramogaujame ir einame tiesiog praplaukti šitą upę, kad trupučiuką mus aptaškytų vandenukas ir vėl atsirastų energijos ir norėtųsi toliau pramogauti kitose atrakcionuose. Tiesą pasakius, nors dauguma atrakcionų čia nėra pavojingi, bet patikra vyksta labai griežta. Net į tokį paprastą laivelį, jeigu leidžia vaikus nuo 1,20 m, tai tikrai nuo 1,20 m. Ir net ne 1,19 m apsuka ir nepadeda nei ašaros, nei tėvų įkalbinėjimai. Kaip minėjau, Emiratuose tvarka yra tvarka. Taip pat šioje Columbia Pictures zonoje yra erdvė su vaiduoklių gaudytojų 3D atrakcionų. Šaudome vaiduoklius ir skaičiuojame, kas daugiau nušovė. Toliau einame į Hotel Transylvania pilį. Čia galite susitikti su šio filmuko herojais ir pravadžiuoti traukinuku, pasižiūrėti jų istoriją, stebėti smagių žinomų filmuko herojų komiškas situacijas. Norint pereiti prie šiek tiek baisesnių atrakcionų, puikus būdas yra pradėti nuo šio kalniuko. Atėjo laikas tikram adrenalinui, tai pravažiuojame šiuo kalniuku, praeiname pro Hollywoodo teatrą. Pernai čia vyko puikus šokių pasirodymas, bet šįmet deja čia šou nevyko. Nagi ir keliaukime į baisiausią Lionsgate zoną, kurioje yra atrakcionai vyresniems ir drąsesniems. Čia rasite 3 tokius baisiausius atrakcionus. Tai vienas iš jų Now You See Me atrakcionas, vidutinio baisumo kalnelis. Tada yra John Wick, baisieji kalneliai. Ir trečiasis Bullet Train. Einant į kiekvieną atrakcioną rasite instrukcijas, kėdžių ir tvirtinimo pavyzdžius, galite atsisėsti, išsimatuoti, pasipraktikuoti, kaip jūs prisiseksite ir kaip jūs laikysitės. Ir beje reikėtų paminėti, kad taisyklės
taip pat čia yra labai griežtos, tai būtent į šiuos atrakcionus gali eiti asmenys nuo 140 cm ir tai, kaip minėjau, iš tikrųjų yra nuo 140, o ne nuo 139. Vieno atrakciono išbandyti aš pati nedrįsau, bet dukra išbandė viską. Dar kartelį matote, kad parašyta, jog laukimo eilė yra 5 minutės. Ir tai įrodymas, kad iš tikrųjų jokių eilių nėra, nes 5 minutės tai yra tiek, kiek jums užtruks užkilti į viršų ir pasiekti atrakciono pradžią. Taigi taip atrodo įėjimas, kaip minėjau, yra kėdės su tvirtinimu, su pavyzdžiais. Matote, kad žmonių srautai nėra dideli ir kai pakylame į viršų, jūs pasitinka ir praneša, kad reikia dėti telefoną į šalį. O dabar prie maisto temos. Be abejo, reikėtų atkreipti dėmesį, kad kainos čia tikrai yra aukštesnės nei įprastai. Tiek ledai, tiek gėrimai, tiek kava kainuoja mažiausiai 2 kart daugiau nei įprastose kavinėse. Karštieji patiekalai ir kitas maistas taip pat pareikalaus atverti piniginę. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad čia nėra eilių ir nereikia pirkti jokio quick pass ar kitaip vadinamo greitojo bilieto, kuriuos dažniausiai perkame visose atrakcionų parkuose, kad nereikėtų laukti eilėse, šioje vietoje sutaupėme, tad galime šį biudžetą išleisti maistui. Nagi ir dar kartelį greitai prabėkime per parką, vaizdą pagreitinsiu 4 kartus ir dar šį bei tą papasakosiu. Kadangi čia nėra eilių, mes mielai pakartojame daugelį atrakcionų tiek pernai, tiek šįmet. Madagaskaro atrakcionų turbūt pralėkėme mažiausiai 5 kartus. Matote Lionsgate zonos, dekoracijas. Galima pagalvoti, kad čia yra kazino arba parduotuvės, bet iš tikrųjų tai yra tik įėjimo į atrakcionus dekoracijos. Galite pamatyti, kaip praskrieja vagonėlis, įsivertinti, ar jums būtų buvę baisu ar ne. Leistis tokio atrakcionų čia be abejo nebuvo baisiausias atrakcionas, bet jau vienas iš atrakcionų nuo 1,40 m. Ir dar nueikime į 3 ar 4D filmą, tiesą pasakius neskiriu, kaip kurį reikia vadinti, bet esmė, kad gaunate akinius ir atsidurite veiksmo centre. Be abejo, filmuoti taip pat negalima, tad filmuoju tik iki atrakciono pradžios. O viską išbandykite patys, atvykę į šį parką, jei žinoma spėjau jūs sugundyti. Motion Gate atrakcionų parkas užsidaro 20 val. Bet per 9 valandas mes spėjome tikrai viską ir net daugiau. Galite neskubėti į viešbutį, o pasivaikščioti po Riverland erdvę, kurioje pamatysite tiek dinozaurų pasirodymą vaikams, tiek miniatiūrų erdvę, kurioje yra žymiausių pasaulio lankytinų vietų miniatiūros. Riverland erdvė veikia berods iki 22 valandos. Tačiau galite praleisti dar 1-2 ir parsivežti namo pačius geriausius įspūdžius. Dar truputį Riverland vaizdų. Be abejo, matome, kad elektros čia niekas netaupo. Viskas labai gražiai apšviesta. Ir dar kartelį matom dinozauro, aišku, netikrojo dinozauro pasirodymą. Ir palinkėsiu jums gerų kelionių ir įsimintinų akimirkų. Tikiuosi, video jums patiko.